Sveiki, mane jau pristatė, aš esu Augustas Alešiūnas. Pradžiai tai man yra labai džiugu, kad kiekvienam renginy, kuris būna susijęs su Agile, žmonių daugėja eksponentiškai. Tai su tuo visus sveikinu ir iš tikrųjų ačiū organizatoriam, man yra didelė garbė čia stovėti prieš jūs ir skaityti įvadinį pranešimą. Tikrai nesitikėjau ir aš tikiuosi, kad tai, ką aš pasakysiu, bus įdomu. Du prašymai. Pirmasis, tai Vaidas jau minėjo, kad aš nesu technikas, nesu programuotojas, inžinierius ar projektų vadovas. Dėl to neuždavinėkite man techninių klausimų, nes aš juos neatsakysiu. O jeigu atsakysiu, apsijoksiu ir vėliau neteisiu į After Party. Aš labai norėjau kažkur taip. Tiesiog gerbkim vienas kitą. Reiškia, kolegų, kuriem galiu deleguoti šiandien šalia savęs neturiu, arba nenoriu kalbėti, tai be techninių dalykų. Antras dalykas yra tai, kad aš kalbėsiu iš verslo pusės. Ir ateinančias 40 minučių aš iš esmės pasakosiu mūsų kompanijos raidą, iššūkius, nuopuolius, pakilimus, su kuriais mums teko susidurti. Bet aš tą viską jau žinau. Tai man didžiausias prašymas jums būtų tai, jog jeigu jūs kažkurioje tai vietoje matote, kad jūs turite klausimą, kuris jums gali padėti, arba turite panašią situaciją ir norite tiesiog dėl kažko padiskutuoti, kelkite ranką arba net nekelkite rankos, nutraukite mane ir mes geriau diskutuojame. O kas bus blogiausia, tai mažiau išgirsti informacijos apie mane. Manau, kad tai nebus visai blogai. Pradžiai vėlgi šiek tiek apie tai, kas aš esu, kodėl aš čia stoviu ir ką veikia mūsų kompanija. Tai mano asmeninė patirtis yra tokia labai, sakyčiau, bangų principų paremta. Aš turėjau 3 bankrotus, turėjau pakankamai nemažai patyręs asmeninių nuostolių, esu kūręs bent 10 startupų ir kažkada teko dirbti samdomą darbą. Tai daugiau mažiau pabandžiau viską, ką norėjau ir susiradau kelias sritis, kurios man patinka. Tai tai, ką aš veikiu dabar. Aš esu kompanijos R21 pagrindinis akcininkas, valdybos narys ir vadovas. Taip pat esu ūkininkas. Aš auginu grūdus iš tikrųjų. Auginu grūdus, dalį grūdų auginu ekologiškai, dalį paprastai, taip kad jeigu kada nors Maksimos atpirkot kviečių ten to želmenis, tai gal ir mano grūdus valgyti. Ūkininkas, kuris turi IT kompaniją. Nenormalu. Ir taip pat aš turiu vienas iš mano savininkų mokyklos vaikams, kurie mes mokame vaikus mokslo apie tai, kaip reikia tvarkyti pinigus, kaip kurti savo finansinę laisvę. 10 metais mane ūkio ministerija išrinko kaip jaunuoju verslininku, 11 kažkokiu būdu jau išrinko kaip inovatyviuoju jaunuoju verslininku. Tai kažkas įvyko. Tarp kitko mes tais metais diegėmės Agile. Gal tai yra sutapimas. Mūsų kompanijos pradžia labai tipinė, aš manau, kad didžioji dalis žmonių pradėjo taip pat. Mes buvom dviese su partneriu, aš buvau atsakingas už kompanijos vadybą, administravimą, mano partneris buvo geras programeris. Dabar jau ženkliai pasenęs ir suprastėjęs, bet kažkada buvo. Ir aš tikėjau, kad jisai buvo žiauriai geras programeris, nes aš visiškai nesupratau, ką jis daro. Man visą laiką buvo kažkoks toks auksinis gralis vaikščiojantis mūsų ofise. Pinigų mes neturėjom nei vieno kliento, neturėjom nei vieno produkto ir neturėjom nei vieno samdomo darbuotojo. Tai iš esmės dviese susibūrėm ir turėjom vienintelę idėją, kad norim sukurti kažką, kas galėtų pakeisti bent mažos dalies žmonių gyvenimą į gerą pusę. Su ta mintim ar vizija galbūt reikėtų pasakyti blaškėmės mes kurį laiką ir kažkada tai išsikėlėme savo klausimą, ar galima suderinti IT su žemės ūkiu. Ar kas nors turi giminių ūkininkų? Pakelkite rankas. Wow. Aš norėjau sarkastiškai kalbėti, aš net nebekalbėsiu. Aš jau išplėsiu. Gali kilti daug problemų. Klausimus, ar man pavyks iš čia išeiti. Bet jeigu turi iš tikrųjų, aš kalbu nuoširdžiai, aš labai myliu, gerbiu ūkininkus ir pats toks esu. Bendraja prasme, tai truputėlį vaizdelis yra graudokas, kalbant apie IT ir kompiuterinį raštingumą. Kam ūkininkai perka kompiuterius? Tam, kad duotų savo vaikam, kad jie galėtų už juos parašyti laiškus. Progresyvūs ūkininkai išmoks naudotis kompiuteriu tam, kad galėtų pasiskaityti apie orus, apie medžioklę, apie žvejybą. Ir dalis jų mes kažkada darėm tyrimą, tai apie 20% naudojasi patys elektroninio pašto adresais. Ūkininkų kalboje populiariausias mailboxas yra Gmail. Gmailas ten yra nenaudojamas. Reiškia, tai čia tiesiog statistika, gal kažkam bus įdomu, lygiai taip pat labai populiarus yra portalas, su kuriuo teko man daug kur susitikti. Manęs klausia, sako, ar galime mes susirašyti per ONE? Ką? 3 mėnesių aš tik tai supratau, kad tai yra one.lt. Tai tiesiog
mes išsikėlėme savo klausimą, nu ar galime iš tikrųjų kažką padaryti tam sektoriui, kuriam nereikia įti, jis yra nepasiruošęs. Ir truputį atsitraukėm nuo viso to ir pradėjom žiūrėti į šį sektorių kaip į bet kokį eilinį verslo sektorių arba verslo šaką. Identifikavom dvi grupės. Tai yra bendrovės, kurios užsiima grūdų supirkimu, sandėliavimu, perdirbimu ir ūkininkus. Ir aš nepasakosiu daug, dabar ir nevardinsiu, bet jeigu matote, kas yra ekrane, tai yra labai aišku, kad šitas sektorius turi lygiai tokias pačias problemas. Tai yra kompanijos viduje, informacija vėluoja, nėra komunikacijos, dalis veiksmų, kuriuos daro žmonės, galėtų būti automatizuoti. Yra tam tikrų kvapų, kurie yra susijęs su sukčiavimu ar korupcija kompanijų viduje, bet tai visa tai yra visur. Kalbant apie ūkininkus, mes pamatėm, kad perka kombainus po milijoną visi. Kodėl? Nes kiti perka. Tai finansinis raštingumas ir bet koks finansų skaičiavimas vidutinėme sektoriuje, jis buvo varganokas, dėl ko dabar labai aiškus yra rinkui požymiai, kad didžioji dalis, kaip didžioji, ne viskas didžioji, bet pakankamai nemažai ūkininkų turi finansinių problemų. Bankai juos pradėjo kreiviau žiūrėti, nors kažkada tai buvo sektorius, kuris buvo finansuojamas bet kada, netgi ir krizės laikotarpiu. Tai va, tai išsiaiškinom, kad problemos yra tos pačios, nieko nėra naujo ir pradėjome dirbti. Ir šiai dienai tai, ką mes esame padarę, tai mūsų kompanija yra vienintelė Lietuvoje, kuri kūrė programinę įrangą žemės ūkio sektoriui. Mes tą jau darome 4 metus, eina 5 metai. Mes turime įvairius sprendimus, dabar jau maždaug 4 skirtingas programas, kurios yra pritaikytos skirtingiam klientam, jas jungiame kartais į vieningas sistemas ir taip plečiame savo rinką. Lietuvoje turime apie 75% viso marketo, tai tie, kas susižavės šituo sektorium, nebeikit, nes jūs ten neturit ką veikti. Buvo drąsių, kurie bandė, mes išsprendėme tą problemą. Ir šiai dienai, kuo aš asmeniškai džiaugiuosi, tai yra to, kad mes pradėjom savo programinį įrangą eksportuoti į rytus. Tai reiškia, kad tai, ką mes padarėme, iš esmės nėra vien tik tai Lietuvos mastu svarbu, bet reiškia ir globaliai mes galime spręsti kažkokias problemas. Kodėl į Ukrainą, Kazachstaną, mūsų ateityje ir Azerbaidžanas, ir Baltarusija, ir tos šalis, tai vien dėl to, kad tai, ką mes darome, ir mane dažnai kviečia į inovacijų konferencijas kalbėti apie tai, kad mes esame labai inovatyvūs. Tai jeigu mes nuvažiuotume į Ameriką arba į vakarų Europą, mes absoliučiai nieko nebūtume inovatyvūs. Visiškai. Tokių produktų, tokių sprendimų yra. Mes kai tą darėm, net nežinojom, kad turim konkurentų. Mes galvom, kad atradom milijardinę rinką. Ir supratom, kad ne. Va, o gerai yra tai, kad mes esame lietuviai, tai yra super. Mes kalbam rusiškai, mes turime senovinį mentalitetą iš buvusios sąjungos. Ir dėl to mes galime eiti į tas rinkas, kur jokio vokiečio nesupras, kaip minimum, o greičiausiai jie gaus ir iš čia pavogs pinigus. Tai yra mūsų konkurencinis pranašumas. Mūsų įmonė yra maža, kadangi mes esame labai specializuoti, aš nekalbu apie žmonės, kurie dirba ties kitomis rinkomis, bet Lietuvoje mūsų ofise pastoviai sėdi, dirba 15 žmonių. Tas skaičius, aš manau, jis tai kažkiek didės, nes plečiame savo sritis ir šakas, kas irgi labai faina. Ir 3 metai iš eilės mūsų apyvarta dvigubėja, praeitais metais truputį daugiau dvigubėja, 120% išaugo. Vėlgi, tai yra tam tikras indikatorius, kad einam turbūt teisinga linkme. O mūsų įmonė Lietuvoje buvo pirmoji, kuri prisitraukė rizikos kapitalo fondą ir jie investavo mus pirmosius. Ir man labai patiko vieno fondo valdytojo žodžiai, kad sako, tu kai atėjai papasakojai, aš absoliučiai nesupratau, ką tu nori padaryti. Bet sako, aš tiesiog patikėjau tavo intonaciją ir įtaigių toną. Tai jo, bet taip dirba kompanijų vadovai, pradavinėja kažką, pats nesupranta. Tai tiek apie mūsų istoriją, dabar norėčiau pradėti jau kalbėti apie daugiau galbūt tą techninę pusę ir tas situacijas, kurias mes turėjome. Tai reiškia, prisiminkim pačią pradžią, tiesa noriu paprašyti, nežinau kas nors, bet kai aš prakalbėsiu pusę laiko, užrėkit, pakelkit ranką, kažką padarykit, pamojuok, super, jūs turit kažką užsirašę lapą. Labai gerai. Tai pradėjome mes 8 metais ir pradėjom taip. Tuo metu kūrėsi didžiausias kooperatyvas Lietuvoje ir jie norėjo įsigyti programinę įrangą, kuri kažkaip jiem galėtų elevatoriuje, tai yra tam grūdų supirkimo punkte, suefektyvinti procesus. Aš atvažiavau, sako, davai darom. Sakau, davai darom, ko jūs norit? Niekas nežinojo, ko jie nori.
Unikalu, kad ir mes nežinojom. Mes pradėjome, o mes atvažiavom į teritoriją, kuri buvo Greenfieldas. Tai yra, ten nebuvo nei statinių, nei bokštų, nei laboratorijų, nieko. Ir mums pradėjo pašyti ant lapo kažkokias svarstyklės, kažkokius įrenginius, kurių net ir jie patys nelabai gal suprato. Ir aiškinamas, ką reikia padaryti. Tai buvo žiauru, bet tada mes gavom, reiškia, labai aišku uždavinį. Jie mums pasakė, arba jūs apsijamat ir padarote kažką per 3 mėnesius, nes tai po 3 mėnesių turėjo būti Liepa, o Liepa prasideda grūdų sezonas, kadangi jau yra nuimamas derlius. Arba jūs visai neėmate kontrakto, bet jeigu jūs nepadarysite nieko per 3 mėnesius, kas veiktų, jūs gausite tokią baudą, kuri viršė kontraktų kainą. Tai mes tada atsistojame į poziciją, kai galvojom, kad arba uždirbsime, nes dylas buvo geras iš tikrųjų, arba mes tiesiog uždarysim dar vieną kompaniją ir aš prie 3 bankrotų užsirašysiu 4. Nes iš esmės jau who cares? Tai kadangi pakankamai buvau imlus stresui ir užsiauginęs raumenis šito klausimu, tai nusprendėm surizikuoti ir eiti nuo bankų, ir pradėjom. Ir mes padarėm. Aš nežinau kaip, tas mano partneris unikalus programuotojas, jisai kažką padarė. Tai veikia, iš tikrųjų žmogus labai daug dirbo, stengiasi, aš buvau toj bendrovėje, mes aiškinomės, nieko nesuprasdami, kaip, ką daryti, pradėjom žiūrėti jų žurnalus, kuriuos jie pildo, pusę žurnalų pasirodo išvis nereikėjo pildyti. Kita dalis buvo naudinga, tai mes galvojom, kaip tų žurnalų informaciją kažkaip apjungti procesuose, vieningai sistemą, ir pradėjom darbus. Reiškia, po to, kai mes įdegėme pirmąją versiją, arba galima sakyti prototipą, mes jį išvystėme iki pirmosios versijos ir tada man pradėjo skambinti, pirmą kartą gyvenime, pradėjo skambinti kitų kompanijų vadai, analogiškų. Ir kviestis pas save į svečius. Aš atvažiuodavau ir sakydavau, mes girdėjom, kad ten ir ten jūs padarėte kažkokią tai programą. Tarp kitko, mūsų prekinis ženklas yra AgroSmart, mes 2 metus Lietuvoje buvome vadinami programa. Ir kaip tas frustruoja, kai tu sugalvoji prekinį ženklą, nupaišai logotipą, o tu ateini į kompaniją ir pasakė, tu programa. Tai yra liūdna. Aš iš esmės iki dabar, jeigu bendrauju su klientais, gerai, dabar nebėra, nes aš nebendrauju su klientais, bet kai bendravau ir kai pradavinėjau programinę įrangą šitą, aš visada atvažiuodavau, duodavau visinę kortelę, šitam direktorius ir visą laiką man sakydavau, tu esi programuotojas. Tai kodėl tu negali čia dabar suprogramuoti, ką mums reikia? Tai demotyvuoja žmonės. Tai va, bet mes pradėjome važinėti, visi sako, norim, davai, darom, judam pirmin, mums patinka ir mes supratom, kad mes padarėm kažką fainą. Tada priėmėm pakankamai tokį aštrų sprendimą, kad nebekursime individualių iki projektų, neštampuosime saitų, kažkokių sistemėlių, o pereisime į programinės įrangos tiražavimo biznį. Tai yra, turėsime savo produktus, kuriuos platinsime. Tai tas sprendimas buvo principinis, mes priėjome, tada pradėjom galvoti, kad kadangi viskas taip gerai sekasi, yra faina, žmonės mus mėgsta, mes pradedam diegimus, prisidarėm daug išankstinių kontraktų, mes sprendėm dirbti ir su mokslininkais. Nuvažiavome į universitetą, susitarėme, kad jie mums darys mokslinius tyrimus, kuriuos mes pritaikysime savo programinį įrangą, ir iš esmės Lietuva bus po mūsų kojomis po pusės metų. Tai vizija buvo graži. Pradėjom tarti su klientais, kaip kiekvieną funkciją reikėtų daryti, kad jiems būtų patogu, dėl ko ją daryti, bet pats tada jau pradėjom žmonės priiminėti, reiškia darbą, buvo komanda, visas gamybos procesas buvo daromas grinai waterfall būdu, tai yra daug specifikacijų, aprašymų, mes versdavome klientus tvirtinti specifikacijas, jie jų pasirašydavo, kad taip, mes norime to, ir mes iš esmės buvome labai laimingi, kol pradėjus pardavinėti ir diegti programinę įrangą, paaiškėjo, kad ta pirmoji mūsų versijytė, kurią mes buvom sukūrę, jinai tenkina maždaug 20% poreikio, ką tokia sistema turi daryti. Kadangi aš save laikau visai neblogų pardavėjų, tai aš visą laiką nuvažiuodamas, parodydavau, ką mes turim, ir klientas sako, bet nėra to ir to, spėkit, ką aš sakydavau. Bus. Ramiai. Kol pas jūs įdėsim, viskas bus. Tikrai. Ir paaiškėjo, kad aš po kiekvieno susitikimo, kai atvažiuodavau, ir man jau būdavo nebemalonu eiti į kabinetą, nes aš žinau, kad visiems kitiems buvo nemalonu, kad aš ten einu. Nes aš sakau, dabar gauna vieną užsakymą, viskas yra super, bus pinigai, bet reikia dar padaryti tą ir aš dar pažadėjau tą, ko pasirodo šis neįmanoma.
Tai jeigu yra techninių žmonių, aš manau, kad jūs lygiai taip pat mylite pardavėjus, projektų vadovus, taip, visi linksi. Aš turėsiu būti čia nemėgiamas, bet nesvaidykit tų pomidorų. Tai va, reiškia, realiai pradėjo terminai vėluoti dvigubai. Jeigu aš sakydavau klientui ir mes sudarydavom kontraktą, kad bus diegimas per 3 mėnesius, spėkit, kiek tai būdavo, daug dėja per 6. Ir čia tai, aš sakyčiau, kad dvigubai dar labai pesimistiškai aš parašiau. Tada mes gavome pagaliau savo, reiškia, tyrimus iš mokslininkų ir mes supratom, kad jie iš viso neaišku, ką padarė. Jie mums pribraižė kažkokių inžinerinių brėžinių, kaip statyti bokštus. Jo, mes išleidėm pinigus, sugaišom laiko, susipykom su jais, nes tai buvo informacija absoliučiai nepanaudojama. Čia taip pat, kaip nežinau, kuriant programinį įrangą žemės ūkio sektorių, pasiimti BMW manual guide ir jį paskaityti. Ir ką? Tai va panašiai. Po to klientai taip įprato bendrauti jau nebe su manimi, jau nebe su klientų aptarnavimo specialistais, o tiesiogiai su programuotojais, kad jie bet kada, kai kildavo kažkokia eilinė problema darbe, jie skambindavo programuotojai ir jiems sakydavo, viskas neveikia. Ir man dabar reikia to arba neveikia programa. Tada vis dar mes neturėjom prekinį ženklą ir buvom tik programa. Tai programa neveikdavo. Klientai, aš vėliau kiekvieną dieną kokią valandą laiko skirdavau tam, kad skambinti visiems ir uždraudinėti skambinti programuotojai. Ir jie vis tiek skambina. Programuotojai yra superiniai žmonės, bet kai paskambina klientas, panikuodamas, grasindamas ir rėkdamas, programuotojas fundamentaliai priėmė sprendimą geriau sukodinti kažką, kad tik tai... Taip? Nu taip. Tai va, tai reiškia, kad kol aš bandydavau sudėlioti, ką mes turėtume daryti gamyboje, nes aš dar tada daugiau mažiau ją bandžiau valdyti ir žadėdavau tą klientą, programeriai kodindavo tiesiogiai. Čia buvo kaip call centras įsteigtas. Jeigu šitas biznis irgi bankrutuotų, aš galėčiau būti call centro vadovu. Jeigu kažkas turi call centrą, aš galiu pakonsultuoti. Kaip reikia valdyti įeinamus skambučius, reiškia. Ir fainiausia vieta buvo ta, tai buvo iš esmės lūžio taškas, kai atėjus į darbą, į suporto skyrių, tie žmonės, kurie dirba, aš atsiprašau, kad aš tokių žodžių, bet aš nežinau, kaip aptarnavimo skyrių, reiškia, palaikymo programinės įrangos skyrių. Kiekvieną dieną sąrašuose, mūsų kažkokiose atidėtinėse sistemose, matydavosi, kad yra bent 300 bagų, kurios reikia tvarkyti. Jūs įsivaizduokit, jūs sėtat kiekvieną dieną į darbą ir jūs matot, kad jeigu ne sąrašą vakarą ir kažkiek pamažino, tai jis vėl padidėjo. Ir viskas yra blogai, nes nieks neveikia. Jūs suprantat, jūs dirbat metus laiko ir nieks neveikia. Ką jūs darot? Ką tai reiškia? Natūraliai, dabar tai klausyti yra linksma, bet man tai tada buvo liūdna. Labai. Va, nu ir ką, ir vėl galvojau, kad jau užsirašysiu tą, reiškia, 4 numerikų iš B raidės žodį. Bet net ir tada galvojau, nu kažkas vis tiek šitą situaciją turi būti gera. Nu Dievas yra. Turi būti. Aš į tą čia pusę paspaudžiu, kad tą. Va. Tai geriausia yra tai, kad tuo metu ties techninio bankroto riba aš išmokau tą vadinamą poker face. Ką tai reiškia? Kai tu važiuoji pas klientą, būsimą, tu žinai, kad ofise yra viskas blogai ir tikrai viskas blogai, kai gamyba visa greičiausiai rytoj masiškai išeis iš darbo, kai klientų aptarnavimo žmonės nebenori dirbti, nes ir jie viskas yra blogai, nes programa neveikia, programuotojai neaišku, ką daras laisvamaniškai. Ir kai pinigų nėra, nes pinigai turėtų ateiti po to, kai mes duodam kažką klientam, o kadangi mes buvom nebegalintis duoti, tai jie nemokėdavo pinigų. Tai aš važiuodavau vis tiek pas būsimus klientus, nes dar tada taip nebuvo pasklydęs gandas, kad mes viską darom blogai. Žinodamas, kad, nu jo, ir aš atvažiuodavau, reiškia, jau su mažiau entuziazmo, bet aš jam šaltakraujiškai ramiai išaiškindavau visas naudas. Ir jis manęs klausdavo, ar jūs sugebėsite padaryti, pavyzdžiui, diegimą per mėnesį laiko. Aš viduj visą savo esybę ir kiekviena ląstele žinau, kad mes tikrai nesugebėsim to padaryti, kad ir per pusę metų. Bet aš jį pažiūrėdavau, ramiu veidu, poker face. Ir aš sakydavau, aišku. Tai aš kadangi už korto, tai yra vienas iš geriausių savybių, kurios aš aplamai kažkada verslai išmokau. Nerealu. Aš dabar galėčiau būti blefo karalius.
Va, tai padės man tą pamoką gyvenime. Nu ir tada, reiškia, galvojau, kad gal kažkaip galima visgi daryti ir keisti tai, o prieš tai atrodo taip, kad daug streso, finansiniai srautai eina į apačią, pradėjo atsiliepimai po rinką sklisti, kad ta programa neveikia, jau ne vien tik tai kompanijų viduje, o Augustas yra svoločius, aš atsiprašau, kad aš taip per tiesioginę transliaciją, bet, nu, tiesiog aš tai buvo vadinam. Va, tai buvo liūdna, bet atsirado pranašai, kurie yra šitoj salėje ir aš manau, jie kalbės vėliau, čia aš paplosiu, kai kalbės ir atsistosiu, kad jūs žinote, kurie mums nusprendė padėti ir tada mes išgirdome, nes aš iki to nežinojau, aš sakiau, kad aš žinojau, bet čia irgi buvo tas poker face blefas, kas yra Agile. Konkrečiai mes pradėjom domėtis pradžioje Scrumu ir labai esu dėkingas tiem žmonėm, tam žmogui iš tikrųjų pradžioje, kuris atėjo pas mus ir skyrė lygiai taip pat savo laisvus vakarus, kažkokį laiką, kad mums padėtų, išaiškintų, kaip galima sutvarkyti gamybos procesus, ką daryti kitaip, kad įmanoma turėti pakankamai tvarkingai ir aiškią gamybą ir mes patikėjom, kad išeitis yra. Visi patikėjo. Nes aš tai dar, bet jeigu visa komanda netiki to, ką daro, tai yra tragiška iš tikrųjų. Tai va, tai po to išsiuntėme kelis pagrindinius savo žmonės į Kijevą, ir Vaidas ten buvo sertifikuotis, kaip tai tada vyko sertifikavimas Product Ownerių ir Scrum Masterių. Po to grįžus mes vienaip ar kitaip, pradžioje labai preciziškai, vėliau chaotiškai, dabar jau taip. Pusę laiką praėjo. Super! Žmogus, jisai neklaus manęs, ačiū jums. Va, nerealu. Aš balansuoju. Ką aš pasakoju, kai nepažiūrėjau šitą. Va, sertifikavom žmonės ir pradėjome vienaip ar kitaip taikyti metodiką. Tai į savo naujų produktų modelių arba programinės įrangos dalių gamybą mes pradėjome dėti Scrumą, o savo esamų produktų palaikymą mes pradėjome naudoti Kanban. Visa tai yra išlikę ir iki dabar. Tai praėjo beveik 2 metai. Mažiau. Metai ir kokie 7 gal mėnesiai, sakyčiau tai. Nuo to, kai mes tą pradėjom daryti. Ir mano kaip iš kompanijos vadovo pusės, tai buvo tam tikrų momentų, kai aš galvojau, kad mes veltui dar stengiamės, kišame pinigus, bet Agile vienas iš fainiausių dalykų yra tai, kad jo, pirmas dalykas tai yra neauksinis gralis. Jeigu jūs pradėsit naudoti Agile ir toliau naudojate, tai nuo to jūs nepasidarysit nei number one savo rinkoje, nei uždirbsit daugiau pinigų, ne. Bet net ir dėgintis Agile, tu gali iš vadovybės pusės. Tai yra, aš galiu net ir po mažą smulkmenytę matyti, kas kompanijoje keičiasi. Man nereikia laukti metus laiko ir man nesako gamybos skyrius, tu dabar metus laiko pačilink, mes čia virsmą darom. Ir aš žinau, kad aš ateisiu ir po tų metų laiko bus ten tragikomedija, geriausia atveju. O aš buvau lygiai taip pat įsitraukęs į tą procesą, man buvo įdomu, ties tam tikra riba, jau dabar į techninius dalykus aš nesigilinu, bet aš kiekvieną dieną mačiau pokyčius. Tuos pokyčius matė ir komandos nariai. Va, tai reiškia, mes pradėjom žiūrėti, kad tai veikia, vis labiau ir labiau mes pagavome pagreitį, žmonės pradėjo norėti dirbti tokią metodiką, nes pasirodo tada visiems nukrito vis skirtingų dydžio akmuo nuo dūšios kiekvienam. Man iš savo pusės, gamybininkam iš savo pusės, ten architektam iš savo ir taip toliau. Nes visi suprato, kad viskas yra ok. Ir nuo streso geriau nebūtų. Tai mes pradėjom, čia realūs skaičiai. Kažkada dariausi, analizavau mūsų, reiškia, ten tuos, reiškia, statistikas visas ir skaičiavau. Sprendimų laikas pagreitėjo. Mes tą incidentų kiekį, tuos 300, kurie būdavo kiekvieną dieną, pakankamai greitai ir operatyviai eliminavom. Mes išsiaiškinom, kad reikia visai kitaip palaikyti sistemas ir kad tą galima daryti efektyviai. Bet tai buvo labai fain. Mes pradėjome kurti versijas daug greičiau, kitas, ir deliverinti rezultatus iš esmės. Ir esminis dalykas yra tai, kad dabar tai, ką mes darom, yra naudojama. Man tai yra pats svarbiausias dalykas. Nes tie, kurie žino apie Agile, tai žino apie tai, kad reikia kuo greičiau klientui parodyti tai, kas yra padaryta, kad išsiaiškintum atitikimą nuo rinkos poreikio. Tai tai yra gryna tiesa. Nes dabar tai, ką mes padarom, klientai ima ir naudoja. Ir viskas. Anksčiau mes padarydavom kažką savo unikaliom žiniom, kur mes neturėjom.
Čia irgi blefa vienas iš medalio pusių. Tada duodavom klientui ir sako, jūs ką jūs čia padarėte? Ir plius jūs vėluojate, jūsų programa neveikia. Tai, man atrodo, skaičiai yra, kurie yra pakankamai ženklus. Mes pradėjome kurti, naudojantis Agile visiškai naują produktą, tai yra softą tiem ūkininkų, kurį mes turim, jis yra unikalus Pabaltijos šalyse, ir mes jį norime eksportuoti į kitas šalis. Ir jį jau pradėjome kurti nuo pat pradžių taisyklingai. Aišku, buvo daug niuansų, klaidų, konfliktų kolektyve, bet iš esmės jisai buvo rezultatyvus. Mes pasiėmėm verslą, mokslą į produkto kūrimo procesus. Mes su verslu, tai yra su savo klientais, su pilotiniais klientais, diskutuodavom, dirbdavom, reiškia, kas savaitę arba kas dvi, žinodavom, į kurią kryptį mes judam ir tai, ką mes padarėm, yra pilnai naudojam. Mes supratom, kad ne mokslininkai kažkada buvo patys bjauriausi žmonės pasaulyje, o mes nesugebėjom paaiškinti, ko mes norim. Ir dabar mokslininkai yra mūsų geriausi draugai, iš kurių mes imam daug patirties, daug algoritmų, daug metodikų ir viską metam softą. Dar geriau, kad mes neišėjome iš biudžeto, nes mes net nepradėjome kurti programinės įrangos, jau galvom, kad mes nepaturėsim pinigų jos užbaigti. Mes sukūrėme už tą pinigų sumą, kurią turėjome. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kas skamba labai utopiškai, ir aš manau, kad jūs manim nepatikėsit, mes ją sukūrėm laiku. Tai būna, aš pats buvau patys. Tai va, ir iš esmės reiškia papildomai, nes manęs prašė, kad aš pasakyčiau, nu tai ką Agile'as duoda verslui. Tai čia nėra vieno punkto, aš iš savo pusės pasakysiu. Man nebereikia vaikščioti į gamybos skyrių. Ir jūs neįsivaizduojate, kad tai yra dvasinė palaima. Man nebereikia spręsti techninių problemų. Ir aš važiuoju ramia sąžinė pagaliau pas savo klientus arba būsimus klientus. Aš net pasilgstu to, kai tu nuvažiuoji ir tu žinai, kad nieko nesigaus, bet tu turi iš nieko padaryti kažką. O dabar pardavinėjai, padaro. Nu, bet tai geriau. Papildomai atsirado kompanijos, kurios pamatė, kaip mes dirbame, kaip mes kūrėme programinę įrangą savo, kurią vėliau tiražuojame, ir pradėjo prašyti mūsų jiems sukurti įvairias informacinės sistemas, kurios iš esmės visą laiką buvo susijusios su žemės ūkio sektoriumi, reiškia, bet mes dabar darom pakankamai daug labai įdomių projektų, kurie vienaip ar kitaip kažkada kaip tik greičiausiai apsijungs į vieningas sistemas ir Lietuva bus pilnai padengta žemės ūkio sektoriuje IT sprendimų. O dabar mes galime labai lankščiai ir per pakankamai trumpą laiką perorganizuoti visus resursus gamybos. Nu, ką reiškia mes? Aš turiu nulemt galvą Kristinai, turiu nulemt galvą Pauliui, tai jie tvarko gamybą, bet su jų pagalba mes esam lankstus. Mes esam lankstus, greiti, žmonės neturi pakankamai didelio streso darydami vieną dalyką arba kitą dalyką, mes galime mėtyti žmonės iš komandų ir tai yra gerai. Aš niekada netikėjau, kad tai gali būti, net ir dabar sunku, bet tai veikia. Dabar, reiškia, prieš 3 metus aš įsivaizdavau, kad kai mes ateisim, mes būsime vieninteliai, kurie kažką daro ir su mumis norės dirbti visi valstybininkai, didelis verslas, mažas verslas, dėja, taip neatsitiko, nes niekas mumis nepasitikėjo ir niekas nežinojo, ar mes sugebam padaryti tai, ką sakom, o faktai rodo, kad nesugebėjome padaryti to, arba tiksliau išskirtinai nedarydavo to, ką žadėdavo. Tai yra dar geriau. Tai dabar mes turime susikūrę tą reputaciją, kurios didžiuojasi, kai mes pradedam kalbėti su labai stambiom įmonėmis, su valstybiniu sektoriumi apie tai, ką mes galime daryti ir mumis pasitikė. Tai jie mumis pasitikė ne dėl to, kad aš ateinu ir sakau, hai, mes naudojame Agile, davai dirbam. Ne, nieks nežino, kas yra Agile. Nieks nežino, kas yra Scrumas. Visiems yra nusispjauti. O, prat gamybą, aš atsiprašau. Viskas labai svarbu. Bet tai yra ta filosofija arba tos metodikos, kurios išoriai rinkai yra nematomos, bet jos kompanija sustiprina iš vidaus ir tada mes galime kelti savo reputaciją, gerinti pasitikėjimą mumis ir mes pradedame tapti stiprus. Tai va tai yra esminis dalykas. Ir tai man yra svarbiausia. Ar tai vadinasi Agile, ar Fragile, man tai yra visai švena.
aš tiesiog esu dėkingas šitai vizijai, filosofijai ir metodikoms už tai, kad jos mums padėjo pakankamai greit, stipriai ir agresyviai plėstis. Ir visą tai, ką aš sakau, iš esmės konvertuojasi į apyvartą, į pelną, į būsimą pelną, į plėtrą, į investiciją į savo komandų žmonės, į jų didinimą arba jų kvalifikacijos kėlimą. Tai visą tai yra svarbu. Taip pat, dar vienas yra labai paprastas ir apčiuopiamas dalykas, mes kartu su tuo pačiu rizikos kapitalo fondu, kuris į mus investavo, tapome bendrasavininkais dar vieno naujo ir įdomaus startupo, kuris turėtų startuoti Lietuvoje jau šią vasarą. Tai visa tai atsitiko dėl to, kad mes realiai pradėjome gaminti softą laiku ir tokį, kokio reikia rinkai. Ir mano šitas paskutinis sakinys, tai turbūt yra formulė arba frazė, kurią reikėtų žinoti bet kam, kas yra iš management. Tai tiek. Gal turite klausimų?